Gavom užsakymą surasti Volvo XC70 dizelinį variantą. Tai va, radom 2014 metai, 2.4 dizelį, 158 kW, pats galingiausias variantas. Važiuoja labai smagiai, vieno savininko Vokietijoje, visi pilnai servisai ir jų istorija yra, viską apsižiūrėjau, viskas tvarkoj, tik tais Volvo centre prižiūrėta. Žodžiu, labai gyvas ir tvarkingas automobilis. Einam aprodysiu komplektaciją. Keylessas, užsilenkiantis automatiškai veidrodėliai, jie taip pat vartosi, kaip parkuojasi atbuliniu. Blitzas, čia žiūrėkit, bičiuliai, čia visur būna problemos, nutrinta ir panašiai, čia visur gražu, švaru, su šitom, taip pat čia būna suskilinėję taip nuo diržo trankymosi. Žiūrėkit, sėdynės, kaip gražu, 256 000 rida, viskas gražu, pilnai elektrinės su atmintim, porankis būna dažnu atveju nutrintas kaip naujas, taip pat viskas gražu. Čia visos apdailos irgi tvarkingos. Didysis ekraniukas. Čia turim irgi šildomas sėdynės. Šildomas priekinis stiklas. Gale taip pat viskas miela, gražu, malonu. Šitos grotos yra taip pat dar atskirai ant sėdynių, kur dedas yra. Gaila, kad nėra galinių šildomų sėdynių. Nu, bet ką darysi. Atstumo palaikymo sistema taip pat ten. Vida, kaip sakiau, 256. Vieno savininko, visos serviso istorijos. Pilnai iki pat galo. Nusipirkus šitą automobilį mano klientui, lieka tik tais pasikeisti filtrus ir tepalus. Nes jau pagal istoriją pats metas būtų tai padaryti. Viskas, bičiuliai. Automobilis tikrai vertas dėmesio. Vienas savininko, kaip ir sakiau, visiškai originalus kėbulas, neturės jokių avarijų, nei viena dalis nedažyta. Žodžiu, tokį automobilį patikrinus, mielai ir malonu siūlyti savo klientui. Ir žinau tikrai, kad važiuos su tuo automobiliu ir bus patenkintas ir neturės jokių bėdų. Ieškot ir jūsų automobilio, drąsiai kreipkitės į Važiuojam Auto, mes tikrai jums padėsime. Rašykite man į Facebook puslapį Važiuojam Auto, kaip sakiau, parašykite, kokio automobilio norite, kad surastumėm, kokie pagrindiniai kriterijai būtų, dizelis, automatas, mechanas, na ir panašiai ir taip toliau. Čia, kaip sakant, nuo kiekvieno poreikių. Apsikalbėsim viską, apsitarsim ir savaitės, 2 savaičių bėgį rasime jums gerą, tinkamą toliau eksploatuoti variantą. Iki.